Sveiki, mielieji, su jumis Lingita ir Aiškiaregio akademijos kanalas. Taigi šiandien nagrinėjame, kas yra kvantinė realybė. Kvantinė realybė iš tiesų tai yra mūsų galvoje esanti realybė, kur mūsų dėmesys, ten mūsų energija. Ir šitą energiją, šituo dėmesiu kaip lazeriu, kaip lazeriniu pieštuku mes iš tikrųjų piešiame savo realybę, kuriame savo aplinką, kuriame santykius, kuriame žmones, kuriame situacijas, kuriame savo gyvenimo filmą. Taigi, kvantinė realybė iš tiesų tampa pavaldi tau, kada tu suvoki savo dėmesio galią. Dabar, kas yra juodoji magija arba baltoji magija, kas buvo anksčiau daroma? Tai niekas kitas, tai ir yra kvantinė realybė, kada tam tikrą paprastą daiktą, kuris atrodo tik tai daiktas, ar ten, tarkim, kaip ta juodoji magija buvo naudojama Žemė, tenais kažkokius ten tos ritualus daro, dabar nepasakysiu tiksliai, nes nenoriu jūsų užkoduoti. Tiesiog tenai kažką tai darydavo. Tai niekas kitas, tai savo minčių gale tenai užkoduoja vieną ar kitą daiktą. Ir tokiu būdu, reiškia, įvyksta tam tikri dalykai. Baltoji magija yra tiesiog, kad žmonės pozityviai, kuriančiai daro. Tai vat baltasis magas skiriasi nuo juodojo mago tuo, kad tiesiog juodasis linki blogo su negatyvia intencija, o baltasis jisai su pozityvia intencija. Tiesiog pozityvūs žmonės, jie tokie būna naivūs, tyri ir švarūs, kuriems labiau tą negatyvą primeta, todėl kad jie nesuvokia savo galių. Iš jų galios atimtos todėl, kad jie neįvaldė šitų galių, nesupranta savo dėmesio vertės, savo to vidinio lazerio vertės, ar ne? Tai kvantinė realybė iš tikrųjų yra tai, kad mes kuriame toj daugiadimenciniai, tarpdimenciniai ir apskritai mes, kurioj norim dimencijoj, mes kuriame tą realybę. Jeigu aš aiškiai kalbu. Jeigu kažkam neaiškiai kalbu, tai tiesiog sakykite, rašykite klausimus, užduokite klausimus, tam yra akademija, kad mes visi studijuojame. Taigi informacija šita pateikiama tiems, kurie nori augti šitoj kvantiniai realybėj, kurie nori įvaldyti savo minčių galią, kurie nori valdyti savo realybę, kurie nori valdyti savo gyvenimo filmą. Ir tenai mes tyrinėjam ir nagrinėjam savo prigimtį, tai kas aplink žmogų yra, aplink žmogaus ligas yra, ar ne, kaip susikuria ligos, kaip mes galim kurti arba pozityviai, arba negatyviai. Nes mes kuriame, mes kada vyksta negatyvas, irgi mes jį kuriame. Tiesiog mes jau, kaip mums vaisiai užaugo, tada, o iš kur pas mus negatyvas. Bet iš tikrųjų mes jį užauginome, mes jį sukūrėme. Kažkada savo mintimis mes įdėjome tą sėklą, kur išaugo va šitokia va piktžolė kažkokia, kuri labai badosi arba netgi nuodinga yra, ar ne? Tai va, tai žodžiu, žiūrėkim, ką mes pasėjame, atkaskime tas sėklas, tas šaknis, kad galėtume išrauti. Apie tai irgi rašo Biblija. Biblijoje tenais irgi yra labai daug pozityvių programų ir yra labai daug negatyvių programų. Ir kiti sako, oi, ten Biblija yra, žodžiu, ten perrašyta. Žiūrėkit, kaip yra. Netgi jeigu yra Biblijoje daug tiesos, ar ne, ten dedasi taip pat daugiadimenciniai dalykai, tokie kaip klasteriai, ar ne, tokie kaip žinot, kaip daugiadimencinis, tai jisai kai būna tas puzlė 2D dedi plokščia, 3D jau jisai erdvinis, o tenai 5D, tenai dar daugiau, ne, visokių dimensijų įsijungia ir dar įsijungia ten 10 dimensijų, tai iš viso tenai, žodžiu, jau net sunku mum protų suvokti, kiek tenai visko vyksta. Tačiau, kada mes išstudijuojam ir suvokiam, kaip mes galim tą valdyti, ten ir emocijos įsijungia, būsenos įsijungia, ten kvapai įsijungia, dar viena dimensija, ar ne, ir žodžiu, daug va šitų va dalykų.
Ir mūsų tikrai smegenys yra ribotos 5%, ar ne? O kada yra 100%, tai jūs įsivaizduokite, ten pasąmoniai, kada mūsų sąmonė susijungia su pasąmonė. Čia yra pratybos ir va tai Aiškiaregio akademijoje, ką mes darom. Pradžioje mes mokomės išjausti save, ar ne? Išjausti, ką jaučiu, kur aš kūne jaučiu. Ir mažai žingsneliais mes žygiuojame. Pradedame išjausti save, eiti į save, mes mokomės viduje ieškoti atsakymų ir valdyti savo šitą vidinį lazerį. Nes mes jį turime, bet mes jo tiesiog nežinojome, kad turime, mes nemokėjome jo valdyti. Ir kada mes išmokstame valdyti šitą vidinį lazerį, savo dėmesį, mes išmokstame valdyti kvantinę realybę. Tiksliau, tai yra pirmieji žingsniai. Dabar ten yra pas mus viduje labai daug apsaugos mechanizmų. Labai daug uždėta tokių klasterių šitos juodos matricos ir balta matrica, ar ne? Balta tai yra ta, kuri maitina pozityvę energiją, ne? O juoda matrica yra ta, kuri maitina negatyvę energiją. Tai mes tengiamės ištrūkti iš jos juodos matricos ir pasijungti prie baltos matricos. Kitaip tariant, mes trinam negatyvias programas ir pasijungiam prie pozityvių programų. Nieko nepadarysi, kad sako, oi, čia netikiu, kad yra tenai ta balta matrica. Suprantat, kaip yra? Negali energija, kur mes išimam programas, ten neįdėti nieko, ten nebūna vakumo. Visatoje nėra vakumo, visur yra energija, visur yra bangos, tik tai tam tikro dažnio bangos, ar ne? Ir jeigu aiškiai kalbu, kas seksit šitos mokymus, tai tiesiog suprasite, kad šita daugiadimensinė realybė, jinai yra įvaldoma. Ir mum jinai atsiskleidė su pratybomis, kada mes laviname po truputėlį savo išmokstam valdyti lazerį. Mes išmokstame tiesiog kontroliuoti savo gyvenimą, savo mintis, stebim, pradedam nuo minčių stebėjimo ir tai, ką mes kuriam. Tai mūsų mintis ir yra tas lazeris, kad mes paimam tarytum savo tą pieštuką, tą lazerinį pieštuką, ar ne, ar tą rašiklį lazerinį, ir mes jau pradedam rašyti. Iki tol pas mus ten mintis, kaip atidaryti namas, toks vaiduoklis, be langų ir durų. Tenai tos energijos vaikščiojo bet kur, bet kaip, ir ta mūsų galva buvo kaip šiukšlių dėžė, ar ne, ir mes per regresinės hipnozės, iš tikrųjų tokie kurioziniai atvejai, būna, kaip sako, mano galvoje mišrainė, ar ne? Tai iš tikrųjų mes tą mišrainę tiesiog ištraukiam, pašalinam ir ta galva tampa tuščia, ar ne? Aišku, ten paskui mes turim apsaugos užsidėti ir, jau čia technikos yra. Tai žodžiu, pas ką dar ten vėjai švilpia ir namas be langų ir be durų, tai tikrai kviečiu susistatyti galvoje langus ir duris, apsiriboti, kokias mintis mes leidžiame, ką įleidžiame ir ką išleidžiame, pasiimti šitą savo lazerį ir tą namą visą perrašyti, perpiešti ir išmokime, ne mūsų lazerį kažkas valdo, o mes paimame ir valdome. Kaip tas vaikas, žinot, pradžioj paima tą pieštuką ir negražiai jis rašo ant tos sąsiuvinio, nes jis nemoka, jam neišeina. Paskui jis įvaldo, rašo ir paskui net labai gražiai piešia. Ir paskui tenai tie dailininkai, savo to kūrinio, jie tenai išpiešia gražiausius dalykus ir ant 2D formato padaro, iš tikrųjų netgi padaro tą tokį daugiadimensinį, nes tenais nupiešia gėles ar kažkokius ten vazas mokina piešti su šešėliu tenais, su tuo tokiu 3D matymu, ar ne. O iš tikrųjų tenais užkoduota, pavyzdžiui, yra tokie paveikslai, kur užkoduota, ten, pavyzdžiui, Leonardo da Vinčio, ar ne, paveikslai užkoduoti, ten yra daugiadimensiniai dalykai. Ir yra tokia Sofija Blank, ar ne, fotografija, kuri iš tikrųjų berods buvo medikė ir jinai pradėjo fotografuoti, jau išėjusi pensiją, jinai pradėjo fotografuoti, žodžiu, paveikslus. Ir jinai tą filtrą rado, tą filtrą, kurį uždėjus ant tų paveikslų, jau eina šiurpas, eina energija, labai stipri informacija, uždėjus šitą filtrą, jinai pradėjo matyti, kas ten užkoduota. Tai man atsitiko iš tikrųjų irgi labai įdomus dalykas, dabar pasakysiu metodiką, bet jūs labai atsargiai. Žodžiu, yra tam tikros programos. Kas norėtų, atvykite į Aiškiaregio akademiją, išmokinsiu. Yra programos, kurias uždedi ir matai visų žmonių pasijungimus.
juos galim pamatyti fotografijai. Mano studentai žino apie tai, arba kas dar nežino, dar sužinosit aukštesnėse kursuose. Ir šitie pajungimai visi matosi. Taigi va šitie Leonardo da Vinčio paveikslai, ir aš nesakau, yra ir kitų paveikslų, va šitie yra daugiadimensiniai. Žiūri žmonės tenais, ten yra akys, kurios vaikšto, ar ne? Ir sunku tiesiog pabėgti nuo akių, nes tos akys veda. Kas tai yra? Tai yra portalai, tik žiūrint, prie ko jie pajungti. Ir suprantat, mes gyvenam šitoje žemėje, kur žemi dažniai visgi yra, ne? Ir kokie portalai ten jūs galite įsivaizduoti. Ir eina minios žmonių tenai ir nesupranta, kodėl juos traukia tenai prie tų paveikslų. Kodėl, kas ten yra stebuklingo. O stebuklingo yra tenai, kad ten uždedami kodai, uždedamos programos, pajungiami prie portalų ir siurbia energiją iš žmonių, ar ne? Tai vat, kodėl svarbu labai žiūrėti, į ką mes žiūrime. Užsidėti apsaugas ant savo akių. Pirmiausia, tai aišku, nusiimti ten visas gilzės, linzės, stikliukus, galogramas, nes mes čia visi gyvenam galogramai, kol nepamatom, kad mes gyvenam galogramai. Kada mes nusiemam šituos stikliukus, šituos iškreiptus vaizdus, kada mes pradedam matyti, kokioje realybėje mes gyvenam. Daugelis ten važiuoja, geria grybus, ten visokius, ten musmirės ir nebandykit šitų dalykų patys, nes ten galite, taip sakant, iškeliauti į tą grybų pasaulį ir visam laikui, ar ne? Nes ten yra dozės, ten turi dirbti tik tai specialistai. Bet noriu pasakyti, kad žmonės, kurie pamato visą šitą pragarą, kuriame realiai gyvename. Ir kur gyvename realybėje iš tikrųjų. Ir kas mums piešiama, ir ką mes matom, ir kas yra realybėje. Tai geriau šitų dalykų nematyti, geriau po truputėlį, savo lazerių, kiek mūsų pajėgus eiti, mes tokių žingsniukų ir žygiuokim. Tik tiek, kad žiūrėkim, į ką mes žiūrim. Į kokius paveikslus žiūrim ir tenai koks dailininkas piešęs ir ką jis užkodavęs ir ką tas paveikslas kalba. Žiūrėkit, kodėl yra garsus paveikslai ir kodėl yra negarsus paveikslai, ar ne? Todėl, kad prie kokios energijos prisijungia, prie kokių egregorų, prie kokio pasaulio dailininkas prisijungęs, tai jis ir piečia. Dabar mes esam iš tikrųjų kiekvienas dailininkas, ar ne? Ir mes kiekvienas turim savo energiją. Ir kiek mūsų švari ta energija. Ir kiek mes naudojam kitiems, ar ne, tą energiją dalintis, savo švarę energiją. Ir kiek naudojasi per mus šviesios energijos, tai mes pirmiausia turim nusiimti šituos visus matricos, juodos matricos dalykus, ar ne? Ir persiprogramuoti save, kokiems norim mes programoms. Kokioms programoms mes norime. Aš nepasakysiu, kad čia pasijunkim prie baltos matricos, ar ne. Niekur nekviečiu. Kiekvienas turi pagal savo sąmoningumą išjausti. Dabar, kad kiekvienam žmogui uždėtas yra šita gynyba, maištas, šitos programos, kad būtų atmetimas. Kodėl daug šitų stebinčių, žiūrinčių? Kodėl tiek mažai yra tenai reakciją duodančių, komunikuojančių, tą atgalinį ryšį duodančių, ar ne? Todėl, kad yra visur gynyba. Puikybė, gynyba, aš galiu, aš moku, o ten realiai kas ten yra? Pas mus sėdi, kaip žinot, yra reptilinės smegenys, iš biologijos žinot, nes čia daugelis įsigasta. Oi, pas mane gyvena reptilija, kaip Lingita pasakė, pas mane reptilija. Tai pasiskaitykit biologijos mokyklinį vadovėlį. Yra 3 smegenys pas mus, ne? Tai yra mokslas, biologija. Ir vienos iš jų yra reptilinės, pačios seniausios smegenys, kur yra, reiškia, reptilija mumyse gyvena. Konkuruok, ginkis, pulk. Suprantat, ir kol mes išsivalom iš šitos matricos, tai yra ta biologinė matrica, juodoji matrica, ar ne? Ir kadangi mes augam iš tos biologijos, darom sąmoningi, tai žodžiu, mes kitaip negalim šitai žemėje egzistuoti, negu kaip biologinės būtybės, nes mes turim gauti šitą skafandrą biologinę, ne šitą biologiją. Tai ir su ta biologija mes gaunam taip pat sąmonę 5 procentai. Ir sąmonė yra šitas mūsų robotas, biorobotas, kur mes užprogramuoti, kad gyventumėm šitoj žemėje, ar ne? Ir šitos mąstymo struktūros, šitos visos gynybos, šitie maištas, visas šitas, viskas yra programos.
Viskas yra pasąmoninės programos, ar ne? Ir mus laiko kaip varžtai, kaip šarvai ir mes, kada pasineriam į hipnozę, regresinę hipnozę, ar ne, mes matom savyje. Mes tada turim po truputėlį išsivaduot, atsikabinti, kad galėtumėm išeiti į savo sielos branduolį. Mūsų sielos branduolys ten irgi yra įkalinas, tas ištaškytas po vaikystę, po santykius, po mokyklas, po tėvų traumas, vaikystės. Žodžiu, mūsų branduolys būna jau gabaliukais ištampytas, ar ne, iškandžiotas, palikta. Tai va, tai ką mes iš tikrųjų darom per regresinės hipnozės arba apskritai per hipnozės, kai dabar jau ne tik aš dirbu, ar ne, aš mokau dirbti savo studentus, kad kaip mes susigražinam savo sielos branduolį, kaip jį sugražinti, kur jį rasti iš viso, ar ne. Tai va, mes ieškom kartu, nes tokiuose dimensijose tas branduolys išmėtytas, kad supranta, žmogus neturi galios, jisai tą lazerį savo tą, kur minėjau, tą pieštuką laikyti rankose, tą lazerinį pieštuką laikyti rankose ir kur šitoj realybėj. Mūsų tikslas prieiti, kad mes tą lazerį valdytumėm, mes turim turėti tą branduolį. Jeigu jūs norit valdyti šviesiasias technologijas, ar ne, savo branduolio šviesos technologijas, šitas mentalinės technologijas, daugiadimensinės technologijas, jūs turit paimti šitą lazerį į savo rankas. Kad paimti šitą lazerį į savo rankas, aš dabar kalbu labai jau stipriems žmonėms, nebe pirmokams, nebe mažiukams, ne darželiukams, kurie pastrigę vaikystėje, net ne mokyklinukams, kurie išsivadavė iš mokyklos matricos, iš paauglysčių, iš maištų, iš šitų gynybų, kad čia aš tik tai galiu, aš vienas galiu. Aš jau tiek perėjus visko, suprantat, aš matau, kad mes tik tai kartu užgeneravę šitą energiją galim pasiekti aukštesnį lygmenį, aukštesnį laiptelį. Suprantat? Tai taip, kad galvot, kad ten aš vienas, aš baigiau, aš turiu popierį, žiūrėkit, aš turiu popierį. Niekam tavo popierius neįdomus, visi turi savo popierius ir diplomus. Tavo diplomas ir popierius yra tavo šitas lazeris, kada tu viduj žinai, kad tu laikai šitą lazerį ir kuri kvantiniai realybei. Čia tavo diplomas, kurį tu pats savo išduodi. Čia toks lygmuo yra. Čia teka tavo 100% branduolio energija, nes kad tu valdytum šitą lazerį, tu turi susirinkti savo sielos branduolį. Tai aš visą šitą kelią nuėjau, aš galiu išvesti, aišku, man irgi neduota tenais kažko tai, ką turi kiti talentų, ar ne? Aš turiu savo talentą, aš kalbu apie savo talentą. Aiškiaregio akademija iš tikrųjų bus puslapis, kur ten pas mus yra specialistai ir kur kiekvienas specialistas savo šitą branduolį, savo šitą šaltinį dės, savo šitas galės dės, savo šitą lazerį dės, kuris gali piešti, kurti kvantiniai realybei. Ir kada ateina klientas, pas mane ateina, ar ne? Mes kartu piešiame, mes kartu savo lazeriais piešiame, arba jeigu jūs nemokate piešti, aš jūs išmokau, kaip susirinkti pirmiausia savo branduolį, kaip prieiti prie savo šaltinio vidinio. Tai ten, iš viso ten pati pradžia, ar ne? Prieiti prie savo šaltinio, rasti tą šaltinį, nes tas šaltinis užkastas būna, paslėptas. Paskui mes susirenkam branduolį, randam tą šaltinį, mes renkamės branduolį. Mes savo tą šaltinį iškapstom, kad jis tekėtų 100% srove, ar ne? Praskanuokite etapus, kuriuo etape jūs esate. Dabar žiūrėkit, toliau branduolys yra, ar ne? Tada einame prie savo to minčių valdymo, emocijų valdymo, būsenų valdymo. Ne tai, kad manęs nemyli, man reikia žmogaus kito, kad mane mylėtų. Nieks tavęs nemyli, mes per regresinę hipnozę, čia iš tikrųjų su viena studente tikrai mes įdėsim įrašą, ar ne, kad iš vis nėra meilės, matricinė meilė, čia ne meilė. Visą šitą matricinę meilę valdo gyvatė. Taip, kobra valdo. Ir jinai iš tiesų labai įdomiai vilioja gražiais dalykais, gražiom spalvom ir ten tie draugeliai ir ten viską ir tu eini ieškodamas, nes tu neturi, reiškia, pas tave trūkumas, tu neturi meilės, nes ten kažkur pametėjai savo branduolio dalį, sielos dalį
Ir tu eini, ieškai kaip tas aklas užrištom akim aklą vištą. Kur mano meilė, kur mano sielos dvynys, kur mano ugnies dvynys, kur mano tas kvantinis žmogus antra puselė. Aš labai atsiprašau, kad aš va taip va šneku, ar ne, per mano šitą šnekėjimą įsibraukia daug žmonių, kad aš noriu tiesiog jums parodyti, prie ko jūs einate. Todėl, kad nėra išoriai meilės, niekas jums neduos meilės, neužkimš jūsų trūkumo, neužkilms šito alkio, ar ne, kaip žmonės naktį keliasi valgyti, ar ne, ir aš pati valgydavau ir nuolat kažkoks emocinis valgymas. Už tai, kad mes turim vidinį trūkumą, vidinį vakumą, va šitas va, tuštuma, va, kur sielos brandolys. Iš tikrųjų, mes ilgimės savo sielos brandolio. Kur mano meilė, kur mano sielos brandolys, aš pametęs ir aš tada ieškau išoriai, kai aš turiu viduj. Suprantat, aš turiu susirinkti savo brandolį, tada man nieko netrūks. Staiga aš suvoksiu, kad aš esu meilė. Aš sėdžiu, vat, aš toj meditacijoj sėdžiu ir aš meilė esu. Man netrūksta meilės. Man norisi duoti meilę, nes aš pilnas šaltinis mano trykšta meilės. Aš noriu dalintis tą meilę. Aš noriu dalinti savo kūrybą. Aš noriu dalinti savo džiaugsmu. Aš noriu dalinti savo žiniomis. Aš noriu dalintis tiesiog, nes per mane trykšta. Man netrūksta. Taip, jeigu yra žmogus šalia, bendramintis, su kuriuo mes galim kurti, tai taip, ta sinergija yra visai kas kita. Taip, tas žmogus reikalingas, tada sinergijai, kad mes 1 + 1 = 11, ar ne? Čia vakar buvo data 11:11, startavo iš Keregio akademija. Iš tikrųjų atsivėrė tie vartai, atsivėrė vartai. Ir suprantat, tas 11:11 tai rodo, kad mes su kitu žmogumi nesame iš trūkumo arba tos puzlės dalys, kuri papildo vieną kitą. Ne, mes esam tie branduoliai, kurie susijungia ir varo aštuoniukės formą energiją. Aš jau sakau varo, tiesiog, kad dar aiškiau būtų, kad generuojam transformatorinės, suprantat, įvyksta. Nėra tos matematikos 1 + 1 = 2. Nebėra tos matematikos, yra daugiadimensinė matematika. Kvantinė matematika. Suprantat, kur iššokama ten į daugiadimensiją, kad mes tiesiog kūrėme iš tų branduolių tokių, kur energija tiesiog eina kosminiu lygmeniu. Ne šito žemėje matriciniu. Šitą meilę, kur aš ėjau aklą vištą, suradau kitą, pasičiupau, duok man, ir purtau, duok man meilės. Neduoda tenai žmogus jau gert pradėjo, ten aš davai, duok man reikia, tu privalai mane laimingą padaryti, tu mane padarai to, tu mane padarai ano, tu elgesi taip, tu elgesi anaip. Aš sutirštinu spalvas, pamatykim, kur mes parazituojam, mes vampiruojam kitą žmogų. Suprantat? Aš ir pati tą dariau. Aš ir pati ieškojau to, ar ne? Praėjau tuos etapus. Atpažinkim savį, nebijokim atpažinti. Nusimkim tą paauglišką gynybą. Jeigu pas mus yra gynyba, maištas, pas mus gyvena paauglys. Maištaujantis paauglys, kuris tu man duok, tu man privalai, aš kojom trepsėsiu, duok. Duok. O kas tai yra duok? Tai yra trūkumas, tai yra poreikis, neuždaryti poreikiai. Žiūrėkim, kokiu poreikiu, reikia stebėkim save, junkim vidinį stebėtoją, kur ten pas mane badas yra, kur pas mane poreikis yra. Ir pas mane išlenda. Mes sukame spirale, ar ne? Bet aš stebiu, aš kiekvieną dieną pradirbinėju po 5-10 programų. Bet aš jau neįstu tą auką, kur oi mane nuskriaudė, oi kaip man pasakė, oi kaip mane įžeidė. Buvo taip, irgi buvo. Suprantat? Arba to narcizo, ar ne, kad oi, jūs manim žavėkitės, ar ne, man reikia jūsų dėmesio, man reikia lipti ant scenos, nes aš nepripažintas. Aš nepripažinta. Suprantat? Yra kiti žmonės, taip ir daug dainininkų, daug matom iš tikrųjų iš trūkumo lipa ant scenos. Ir tas trūkumas toks stiprus, kad ten iš trūkumo dainuoja, ten taip plėšia, tas riksmas
Ir jisai toks gražus netgi tampa tas riksmas, ar ne? Ir tas kanalas valosi iš tikrųjų, tai taip irgi yra terapija. Bet yra tokių, kurie leidžia per save tą kanalą, kuris tenai yra kanalas ir iš tamsos pasaulio. Ir yra žmonės, kurie eina į tos koncertus, klausosi ir jie pajungti prie to kanalo, nes pagal energiją pažįsta, pagal balsą mes atpažįstam vienas kitą. Man anksčiau mano balsas man labai nepatiko, ar ne? Todėl, kad aš irgi buvau nepriimta, nepripažinta dėl savo balso, ar ne? Nors mane labai verbavo visokios muzikos institucijos, kad dainuočiau, bet šeimoje tai man sakė, nu, ar tu gali nedainuoti, nes labai skardus tavo balsas, ar ne? Bet mano balsas, reiškia, buvo ne tam skirtas, ar ne? Tai va, tai žodžiu, gal ir gerai, nes būčiau gal per savo balsą pajungus irgi ne prie tų struktūrų, kur reikia žmonės, ar ne? Nes mes turim labai būti išsivalę save, kad mus savi atpažintų pagal balsą, pagal vibracijas. Aš, pavyzdžiui, net ateina studentai, man jų balsas toks gražus. Aš galvoju, va, mano planeta, mano šaltinis, mano energija, ar ne? Ir taip gera. Ir iš tikrųjų va, tas visas uždarimas, kada mes galėjom būti uždaryti ir bendrauti per balsą, per atstumą, tik girdėti vienas kitą ir dabar, kaip mes vykdom terapijas online, ar ne, iš tikrųjų tai labai labai gerai, kad mes girdim vienas kitą ir mes iš karto pas mus įsijungia kitos dimensijos, suprantat, kitos dimensijos mes nuskanuojam, pas mus vaizdai piešiasi. Suprantat, mums neužstoja veidas, vaizdas iš tikrųjų to vidinio matymo, kvantinio matymo, ar ne? To matymo vaizdais, kada mes galim vaizdus nuskanuoti, vaizdus kurt. Ir aš iškart pasineriu į kvantinį lauką, iškart pas mane balsas lėtėja, ar ne? Tai va, tai žodžiu, pas mus bangos sulėtėja, mes pasineriam į hipnozę, iškart jau man noras meditaciją jums vesti kažkokią, tai ar ne, iš karto tokį lauką sukurtą, kvantinį lauką, kur tenais šitie dažniai žemi išnyksta ir mes keliamės vibracijose, ar ne, keliamės aukštyn ir pas mane labai, labai lengvai tas pavyksta, nes aš turėjau daug treniruočių, daug savęs vedimo tokio, kur buvau vedama aukštyn, į tas šviesias energijas, bet kuo labiau eini į šviesias energijas, tuo labiau dega žemos energijos. Ir vat, kodėl va šita dvynių aktyvacija yra labai naudinga, nes tave išmeta į kosmosą. Va ta siela, tas brandolys, kurį tu susitinki, tas kvantinis mokytojas, ar ne, jis tave tas brandolys išsprogdina. Gali išsprogdinti tave, surezonuoja labai negatyvi matrica, negatyvus šitie brandoliai, gal negatyvas, gali sprogdinti negatyvas, gali sprogdinti pozityvas, ar ne? Tai va, tai mes labai aišku, sakom, oi, čia tas juodasis mokytojas, tas šešėlinis, ne, kvantinis, arba tas baltasis, ar ne? Tai va, aš tai manyčiau tų sielos dvynių tokių kaip ir galim susiklaidinti. Sielos dvynys vis tiek yra tavo kvantinis mokytojas. Nesuprantat, labai nuneša ne ten, šitas terminas ne ten nuneša. Geriau vadinti kvantiniu. Todėl, kad kvantinis jisai misiją atlieka, jisai kvantinis tave išsprogdina. Išsprogdinimas vyksta labai labai aukštas dimensijas. Ir parodoma demo versija, kad tu ten eitum, tu žinotum, kur tu eini, į kokią kryptim tu eini. Nes taip sunku žinot kryptį, nes šita mūsų matrica juodoji, jinai tau visus mechanizmus deda, kad tu nepamatytum. O šita demo versija padeda išeidinėti, atrakint, nuimt. Tai yra be galo skausmingas procesas, be galo skausmingas. Bet, žinot, čia jau prasideda, kur žodžiai išnyksta, nebėra terminų. Va tai va, tiksliausia būtų pasakyti, nebebėra terminų.
Tai va, mėlėjai, tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, nes yra dabar Aiškiaregio akademijoje viena grupė, kur yra dvynių aktyvacijoje, ar ne, aiškiaregiai. Ir ten vienokia specifika. Ten kosminių planetarinių lygmenių dirbam ir yra kita grupė, taip pat dirbame. Tai yra irgi labai stiprus darbas su matrica, regėjimai, atpažinimai, iškodavimai informacijos. Tai va, mėlieji, tai labai džiaugiuosi, kurie studijuojat, labai džiaugiuosi, kurie stebit, labai džiaugiuosi, kurie augate kartu. Ir šiandien su jumis buvo Lingita ir Aiškiaregio akademijos kanalas. Iki susitikimo.